Tema motociklai, už nugaros naujausias mano pirkinys Honda Shadow Aero, na ir šiandien nufilmuosim video apžvalgą apie šį motociklą. Kaip žinia, esu turėjęs Honda Shadow Ace, tos pačios kubatūros, o būtent Aero ieškojau apie porą metų, pavyko pagaliau skelbimuose rasti, na ir nupirkau. Tai nufilmuosim video, papasakosiu apie skirtumus, pliusus, minusus, padarysim, aišku, pravažiavimą. Einam prie pačio motociklo, pažiūrėsim, kuo jisai skiriasi nuo Honda Shadow Ace, kurį esu turėjęs. Tai kam patinka mano kūrimas turinys, nepamiršti paspausti like, parašyti komentarą, o dabar einam apžiūrėti šį motociklą. Einam pažiūrėsim, kokių pliusų turi šis motociklas. Na, bent vieną ant akumuliatoriaus tai tikrai turi. Jokai, užteks jokų, einam prie rimtų darbų. Tai dabar apžiūrim. Tai šitą motociklą tikrai nupirkau, neslėpsiu, pigiau negu rinkos kaina. Kainavo jis man, virš 2000 eurų, rinkos kaina jų yra tvarkingo apie 4000. Rida šito motociklo yra 16 000 mylių, tai labai mažai iš tikrųjų, nes resursas šių variklių yra labai didelis. Na, pakalbėkim dabar apie defektus, kodėl jisai kainavo pigiau. Tai, kaip matot, yra motociklas virtęs, turi šiek tiek pažeidimų, tai bakas įlenktas, bet tik tokie minimalūs randai, kaip sakant, nėra nieko rimto. Na ir pakalbėkim dabar apie priekinį stiklą. Tai tikrai turiu daug patirties, nes daug motociklų teko turėti ir čioperių, ir kitokių. Tai niekam tokio stiklo nerekomenduoju. Pirmas dalykas, per mažas. Antras dalykas, šitas stiklas yra tonuotas, blogino patį matomumą, ypatingai naktį. Tai nauda, kaip sakant, labai maža. Aš pats turiu dabar nuo Road Kingo Harley Davidson, uždėsiu normalų stiklą ir galės tada, kaip sakant, atlikti tą funkciją. O čia daugiau tokia kosmetinė, nuo vabalų gal šiek tiek apsaugo, tokia tik tai jo yra funkcija, kaip sakant. Dabar einam, pakalbėsim, manau, apie pačius šio motociklo skirtumus nuo Honda Shadow Ace. Tai Honda Shadow Ace turėjau prieš keletą metų, puikus tikrai motociklas. Vienintelis dalykas, važinėjant ilgą laiką, kas man nepatiko, grandinės priežiūra. Išvažiavus kažkur toliau, sukant kokį ratuką kelių dienų, 1000 kilometrų, na tai reikėdavo ieškoti, tai tepau sustepti, išsivalyti tą grandinę. Tai dėl to toksai didžiausias man minusas Ace buvo toksai, o šitas motociklas aš būtent jo ieškojau, kadangi jisai turi kardaną. Tai, kaip žinia, labai mažai priežiūros. Štai visa pavara. Dabar paskutinis mano motociklas buvo diržų varomas. Tai irgi neblogas variantas, tikrai geriau negu grandinė. O grandinę aš vertinu kaip patį blogiausią variantą. Aišku, sportiniai motociklai, dar ten kitų klasių motociklai, viskas gerai, bet su kelioniniais, su čioperiais norėtųsi kažkokios pavaros, kad mažiau priežiūros, nes jeigu suki kilometrus, nori daug pravažiuoti, tai geriausias variantas, mano manimu, yra kardanas, nes jisai apsaugantas. Su diržu irgi viskas yra gerai, bet yra tokių dalykų, kad jeigu sugalvosit su diržinė pavara važiuoti, pavyzdžiui, į žvyrkelį, gali pakliūti akmenų, sudrasko diržą ir taip toliau ten. O su kardanu, kadangi yra apsaugota, tokių problemų nebūna. Tai vienas toksai didelis skirtumas nuo Ace, kad mažiau priežiūra su grandinė. Pats motociklas, kaip matot, atrodo iš pažiūros labai panašus į Honda Shadow Ace, bet iš tikrųjų sparnai yra didesni, pustesni. Tiek priekinis, tiek galinis, pats motociklas yra masyvesnis, ratų diametras skiriasi. Apie pačius variklius galim pakalbėti tiek šitos versijos Aero ir tiek Honda Shadow Ace, kur turėjau. Tai Aero maloniau važiuoti, nes maksimalus sukimo momentas yra prie žemesnių sūkių. Tai pats variklis, mano tokių pastebėjimų, kiek tenka važiuoti, tikrai mažiau kaukia. Aišku, yra labai daug čia skirtumų, tikrai atrodo jie iš pažiūros labai panašus motociklai, bet Aero versija, kaip matot, ir sparnai yra patys didesni, tiek priekinis, tiek galinis, pats motociklas yra masyvesnis, žemesnis, sėdėsena žemesnė, sėdėjimo pozicija.
Tai tikrai yra nemažai skirtumų. Pats valdomumas man irgi asmeniškai geriau valdosi negu Ace. Atrodo labai panašiai. Daug kas pagalvotų, o kodėl čia dabar, kas čia gali skirtis. O iš tikrųjų, tai visai kitas žvėris, kitas motociklas mano manimu. Ir aš tai net nedrįsčiau dabar, kai pavažinėjau, turėjau tiek tą Ace, tiek šitą. Tai yra labai skirtingi motociklai, visiškai tiek charakteris skiriasi, tiek pats važiavimas ir malonumas. Nuo savęs pasakysiu tik tiek, kad aš nesitikėjau, kad gali ant tiek geresnis būti aero. Aš labai mažai informacijos iš tikrųjų internete radau ir su dirbtiniu intelektu ieškau, skaitinėjau, tai tikrai ganėtinai abstrakčiai viskas aprašyta. O kadangi pats galėjau dabar palyginti, tai esu labai nustebęs, tikrai ant kiek geriau važiuoja, ant kiek pats motociklas patogesnis yra. Teko su juo jau prasukti, nemažai kilometrų, nesenai turiu, bet tikrai pavažinėjau jau. Ir šiandien visą dieną važinėjau specialiai, kad sudarytų tą įspūdį įvairiais keliais, įvairiom dangom. Ir, kaip ir Ace'as, tikrai iš vyrų nebėra to malonumo važiuoti, bet prastesniais asfaltuotais keliais tikrai puikiai rieda šis motociklas. Tai pavarų dėžė šito motociklo yra 5 bėgių. Kaip ir visos Hondos yra žiauriai užglūšintas, tiek įsiurbimas, tiek išmetimas, tiek vėlenėliai, vožtuvų visas tas pradarimas. Labai yra su dideliu resursu pats variklis. Ir, skaito, kad šitų motociklų ir po 200 000 kilometrų varikliai pravažiuoja. Tai tikrai yra labai žvėriškas resursas. Pati istorija irgi prasidėjo, kad jie kovojo su Harliu, konkuravo, tai Hondos buvo tikslas pagaminti, kad kuo mažiau gestų, kuo mažiau būtų problemų. Ir jam pavyko. Honda Shadow linija pati motociklų atsirado nuo 80, dabar neklystu, jeigu 80 gal 3, tai buvo 500, nuo 500 iki 1100 kubinių centimetrų patys motociklai buvo. Tie senieji tokie archaiškai atrodydavo, nesu aš jų turėjęs. Mano patirtis su Honda, tai Honda Shadow Ace'as 750 ir Honda Shadow Aero šitas. Tai čia antras motociklas tokio tipo ir esu tikrai labai patenkintas. Kam rekomenduočiau? Rekomenduočiau žemo ūgio žmonėm, merginom, vyram iki 1,80 m, tai manau tikrai yra variantas. Nes labai patogu užlipti, nulipti, pati sėdėsena labai patogi, aukštesniems žmonėms gali būti jisai per žemas, kelienai gali aukštai labai būti, ir pati proporcija bus bloga, tada rekomenduočiau gal didesnį motociklą. Kodėl aš tokią mažą kubatūrą pasirenku? Kuro sąnaudos pirmas dalykas, antras dalykas, šitas motociklas, jo svoris yra toksai, kad galima lengvai valdyti ir manevruoti mieste, nes aš mėgstu ir mieste pasivažinėti. Tikrai, jeigu važinėčiau vien keliaučiau, tai rinkčiausi, aišku, galingesnį, didesnį, bet čia, manau, toksai yra variantas, kuris yra saugus, nėra per daug sunkiai valdomas ir kuro sąnaudos ir priežiūros minimaliai, tai būtent dėl to tas ir nulėmė, kad renkuosi tokią kubatūrą. Aišku, dabar irgi prieš tai važinėjau su silpnu motociklu, ne Honda, o su Suzuki Savage. Irgi esu patenkintas, tik tiek, kad jisai ten jau labai archaiškas. Tai kaip minėjau, rida šito motociklo 16 000 mylių. Pats spidometras irgi nuo Ace'o skiriasi. Pati vairas, pati padėtis vairo, panašiai yra. Pati forma iš tikrųjų. Atrodo, žiūri, taip nėra labai daug skirtumų. Aišku, originalus išmetimas, kuris irgi tikrai puikus garsas. Galima, aišku, kažką padaryti įdomesnio, bet prieš tai turėjau Ace'ą buvo su Cobra išmetimu, tai ten irgi, kol pasidariau tus grobus, buvo reikalų, tai nežinau, jaučiu, kad paliksiu, nes, man visai pakanka to garso, nesinori kažkaip, kad daugiau rėktų. Štai viskas kaip atrodo. Čia kažkoks mazgas padarytas nelabai gerai, reikės šitą šlangą susitvarkyti. Bet nesenai dar turiu, tai dar nespėjau visko prasieiti. Padangos yra uždėtos naujos. Labai gerai, nereiks rūpintis. Galės rinkti kilometrus šią vasarą ir mėgautis pačiu važiavimu. Dabar padarysim pravažiavimą, protestuosim šį motociklą. Būtinai parašykit komentarą, paspauskit like. Manau, neužilgo jau leisime su šiuo motociklu ir į nuotykius.
Na, atvykau už miesto ir testavau lygių keliu pradžiai. Aišku, pasijungiau droną, pafilmuoti šiek tiek medžiagos. Na, kaip ir dauguma motociklų, šis motociklas lygių keliu nieko čia nenustebins, važiuoja puikiai. Tikrai labai minkštai sėdisi ir super tiesiog. Na, įvažiavau į miestą, mieste žemais bėgiais, mažesniais greičiais bandžiau, tai žiūrėjau manevringumą. Aišku, video čia nesispindės labai, tai kadangi labai žema sėdėsena, tai tikrai labai gerai valdosi mieste, nesijaučia tos masės, aišku, nėra čia jisai iš sunkių šitas motociklas. Išvažiavau už miesto, šiek tiek pabandžiau didesniais greičiais pasivažinėti, tai irgi labai kas nustebino, kad būtent šitas motociklas, kadangi jo maksimalus sukimo momentas prie žemesnių apsukų yra, tai labai gerai dorojasi su vairiais bėgiais. Galima lėtai važiuojant įmesti praktiškai bent kokį bėgį, na ir traukia, nesispjaudo labai stipriai. Tai tikrai esu patenkintas šituo savo motociklu, na ir rekomenduoju, randat gerą, čiupkit, nes tai yra puikus motociklas.